Sveiki, esu Paulius Trasevičius, maisto tinklaraštininkas ir kulinaras. Šiandien laidelėje Gamink su i24 LT parodysiu, kaip greitai ir lengvai pasiruošti užkandį. Jį ruošiau per savo gimtadienį, svečiai liko labai patenkinti, todėl nusprendžiau receptų pasidalinti ir su jumis. Jisai minkštas, spalvingas, o svarbiausia, greitai paruošiamas. Jums reikės 2 saujelių špinatų, 2 šakelių krapų, 3 kiaušinių, druskos, pipiro, 100 gramų šaltai rūkytos lašišos ir graikiško jogurto. Rekomenduoju rinktis mažuosius špinatus, todėl kad jie yra spalvingi ir šiam užkandžiui labai tinka. Kol pasiruošite kepti užkandį, orkaitėje įkaitinkite iki 200 laipsnių temperatūros. Į dubenį su špinatais įmuškite 1 kiaušinį. Su trintuvu viską sutrinkite. Smulkiai supjaustykite krapus. Suberkite krapus. Įmuškite du likusius kiaušinius. Suberkite druską, pipirus ir viską šakute išplakite. Visą masę išlyginkite šaukštu, stenkitės nepalikti tarpelių, todėl kad tose vietose bus mažos skylutės ir sunkiai suksis. Dėkite kepti. Ištraukiame iš orkaitės, išimame iš skardos, atverčiame ir atsargiai nuplėšiame. Vėl atverčiame. Ištepame jogurtu, sudedame lašišą, geriausia būtų, kad ji būtų jau plėšyta, sudedame ties vienu kraštu ir atsargiai susukame. Stenkite suspausti, kad neliktų tarpų. Imkite lentelę, pasidėkite vyniotinę ant lentelės, nupjaukite kampus ir supjaustykite griežinėliais. Ir patiekite į indą. Užkandis paruoštas. Na, kaip ir sakiau, užkandis minkštas, skanus ir greitai paruošiamas.